Gerbiami artistai, atvira repeticija spektaklio ukrainiečių pasakų motyvais buvo kaip nebuvo, prasidės po 5 minučių. Dalyvius prašome eiti į sceną ir ruoštis pasirodymui. Sveiki! Sveiki, režisieriau! Tai pradedam! Na kągi, pažiūrėsime visi. Miglė, Antanas, Laima, Dalia, Arijus, Simas, Jėvas, Svetlana, Nesupratau, kas čia dabar? Na kaip tai kas, kur tas žmogus, kuris turi čia sėdėti? Aš žinau, kokia tau kada? Kiek galima, skaičiuoju iki 10, kad toj pačią būtų man. 1, 2. Atsiprašau. Gerbiamas režisieriau, aš šį norą sakyti negaliu bet žinot, čia Nadijos kažkur. Na stop, pagaliau tai jūs suprantat, kur čia papuolė. Gerbiamasis, čia gi teatras. Nu taigi puikiai žinau, bet žinot, koks mano darbas, pavėlavau. Nu pagalai, jis taigi žinot, kad čia tarptautinis projektas, čia gi tiltas tarp tautų. Taigi puikiai žinau, dalyvaujam projekte, vaidinsim ukrainiečių pasakas. Na stop, pagaliau, viskas, nebegaliu daugiau, viskas, sėskit į savo vietą, pradedam. Žiema, ji būna šalta ir speiguota. Būna šalta ir drėgna. Seniai jau nudirbti visi lauko darbai ir mūsų kaimo žmonės pasislėpė savo trobose. Na, tokiu metu nuobaudų Ukrainos kaime.
Bet staiga, gatvės pabaigoje nušvinta žiburėlis. Po to antras, trečias, ketvirtas, penktas, šeštas. Pasigirsta juokas. Dainos. Okei. Ir visa tai virsta triukšmu ir šurmuliu. Tai mūsų pavakarojimai. Jie šiek tiek panašus į mūsų šiuolaikinės diskotekas. Stop! Nu ne visiškai tai. Į diskotekas jūs einat, rankų pamankštinti, kojų pamiklinti, pašokti, padainuoti. O mūsų kaimo merginos susirenka į vieną trobą darbo dirbti. Dirba galų nepakeldamos, iš eilės nesidarydamos. Bet vos tik į trobą įpuola vaikinai. O! Nepatikėsite, tai pradeda pasakoti nutikimus. O kas tik tai istorijas ir pasakas prisimena iš mūsų kaimo gyvenimo. Tik laikykis! Apie burtininkus ir kerėtojus, apie karalius ir princeses, apie ponus ir tarnus, apie stebuklingus augalus ir gyvūnus. Žodžiu, apie viską šiame pasaulyje. O daugiausia tokių istorijų ir pasakų žino mūsų kaime tai kas? Taigi aš išminčius. Išminčius? Išminčius? Na gerai. Kartą gyveno žmogus, kuris labai nemėgo dirbti. Nuėjo žmogus pas išminčių ir sako, klausyk išminčių, ką man daryti, kur man eiti, kam pasiskūsti, neturiu ką valgyti. Ką man daryti? Tai tu vargšas? Taip, aš vargšas. Mano žmona Mielasis. ir vaikas badauja. Ir drabužių mes neturim. Na gerai, tai parduok tu man savo rankas. Aš tau brangiai už jas sumokėsiu. O tai kaip aš be rankų duoną susidirbsiu? Kaip aš gyvensiu be rankų? Ne, tikrai neparduosiu. Tai tada parduok tu man savo kojas. O! Tai kaip aš būsiu be kojų? Ne! Tai tada parduok tu man savo akis. Be kiaušinį negali būti. Neparduosiu, ne! Tai parduok savo ausis. Ne! Tada burną. O kaip aš valgysiu be burnos? Ne! Dantis. Ne! Nosį. Dar kartą ne! Tai klausyk žmogau, tai kuogi tu skundėsi? Tugi viską turi. Rankas, kojas, akis, ausis, burną, dantis, nosį. Atmink žmogau, kad pasaulyje visų svarbiausia tai yra sveikata. Sveikata yra brangiausias turtas. Tad eik dirbti ir daugiau niekada nesiskųsk. Ir nuėjo žmogus dirbti. Dirbo, aprūpino visko savo šeimą. Dirbti! Dirbti! Dirbti varom! Bėgam, bėgam! Dirbti, dirbti, dirbti! Toliau. Dirbti! Taigi aš išminčius. O tai išminčiams dirbti nereikia.
čia kas per poilsio namai. Dirbti varom visi, dirbti. Na, stop, gerbiamas, šitaip negalima. Prašome toliau pagal tekstą. Ir nuėjo žmogus tarnauti pas poną. A, tai tu. Kaip tik nori mano ūkyje dirbti. Taip aš norėčiau. Na gerai, aš kaip tik ruošiuosi namą statyti. Ar sugebėsi? Žinoma sugebėti. Tik tai su viena sąlyga, po 1 metų aš užduosiu tą įmintinystę. Įminsi, užmokėsi. Neįminsi, teks dirbti 2 metus. Po 2 metų užduosiu 2 metus. Įminsi, užmokėsi už 2 metus. Neįminsi, teks dirbti 3 metus. Po 3 metų užduosiu dar kartą mįslę. Neįminsi, užmokėsi už visus 3. Neįminsi, tada tu man duosi mįslę imti. Aš įminsiu, dings tavo pinigai. Jei neįminsiu, tada užmokėsiu už visą tavo atidirbtą laiką. Ar sutinki? Gerai, sutinku. Ir pradėjo žmogus dirbti. Per 1 metus žmogus išliejo namo pamatus. O, pamatai geri, turėtų būti ir namas geras. Na kągi, spėti 1 mįslę. O kasgi čia? Taigi ugnis? Ne ugnis. Tai grožis. O tau teks 2 metus dirbti. Ir pradėjo žmogus dirbti 2 metus. Per 2 metus jis pastatė namo sienas. Ну, а что, сенс? Ну, что ж такое? Ну, вы уже сказали. Ну, что ж такое? Na kągi, sienas nudažiai gražiai. Na, turbūt ir namas bus geras. Tai kągi, spėti 2 mįslę. O kasgi čia? Taigi vanduo. Ne vanduo. Tai palaima. O tau teks dirbti 3 metus. Kas beliko žmogui, pradėjo dirbti 3 metus. Per 3 metus jis uždėjo namo stogą ir pabaigė statyti namą. Вот он, как O, namas tikrai gražus, bus gerai jame gyventi. Na, tai spėkit dabar 3 mįslę. O kasgi tai? Na, stop. Nu tai kas čia dabar darosi? Gerbiamasis, ar jūs nieko nepamiršot? Na. И поехали. Taigi katinas čia. Ir vėl tu neatspėjai. Tai ne katinas, tai švara. Dabar tu man užduosi mįslę. Kas beliko žmogui? Nuėjo įsigalvoti mįslę. Grožis. Palaima. Švara. Visą palaimą paslėpkim, o grožį sujungkim su švara. Ir viską užtekim. Pats nuėjo ponui užminti mįslę. Sveika. Na, ar sugalvojai Aš mįslę? sugalvojau. Nagi, užduokit. Grožis su švara laksto po visą jūsų kiemą. Jei nerasite palaimos, liksite be trobos. Nežinau. Tikrai nežinau. Tai pagalvok. Nežinau.
už auksą svarbesnis. Imk už visą atidirbtą laiką. Ačiū, ačiū. Beje, aš vietoj jūsų paskubėčiau į namus. Jei nerasite palaimos, liksite be turto. O jos beje ieškokite sandėlyje kažkur. Tai šitaip gudrų poną vienas žmogus iš mūsų kaimo pamokė. O mūsų kaime tokie visi, rodos paprasti, bet neprasti. O visų gudriausias ir žaviausias, tai žinoma. Sveika. Išminčiau, prašau tavęs, padėk išspręsti ginčą. Nu, be protingo patarimo tai tikrai neįsiversiu. Nu, neįsiversiu. Na kągi. Klausau. Mano darže augo kopūstai. Derlius užaugo toks didelis ir gražus, kad aš aišku tikėjausi jį parduoti ir neblogai užsidirbti. Bet šiąnakt kažkas iš mano daržo pavogė visus kopūstus. Nu, aš tiesiog esu įsitikinus, kad tai kažkuris iš jų. Bet jie be išperos neprisipažįsta. Kaltina vienas kitą. Prašau, išminčiau, padėk surasti kaltininką. Ir vėl man, ką man šitie rūpesčiai. Gerai. Tik visų pirma, man bus reikalinga jūsų pagalba. Mes statysime sienutę. Taigi, pradedam. reikalingas. Aš neatsimenu. Oi, na kaip sunkus aktorius. Rimčiau biškį darbą. Atsiriaušiu. Virvė. Dabar jūs sustokite štai iš šitos pusės, o aš atsistosiu štai iš šitos pusės. Dabar aš jums mesiu virvę. Na, ar visi įsitvėrėte? Visi. Ir visi abiem rankom įsitvėrėte? Ir nei vieno neliko neįsitvėrusio? Ar tikrai neliko nei vieno neįsitvėrusio? Ir tas įsitvėrė, kuris pavogė kopūstus? Įsitvėriau. Na kągi, gerai, kad įsitvėrė. Tai dabar teks atiduoti kopūstus, o jei ne, duok pinigus.
Oi, o ką tik? Teisingai. Aš jums norėjau pasakyti, kas mūsų kaime išmintingiausias. O išmintingiausias, tai žinoma, mūsų kaime tai esu. Aš išminčius. Bet atsirado vienas mūsų kaime toks žmogus, kuris net mane pergudravo. Gyveno 3 broliai. Vyresnysis, vidurinysis, ir jaunieji. Įsiruošė kartą broliai į turgų. Oras buvo puikus. Saulutė švietė, vėjelis pūtė, paukšteliai čiulbėjo. Bet broliai turėjo skubėti, nes kelias tolimas. Skubėti, bėgti. Sustojo broliai trumpam pailsėti. Bet po to vėl leidosi į kelią, kol priėjo mišką. Kelias į turgų vedė per tą mišką. Todėl broliai ėjo, žiūrėjo, žiūrėjo, ir galų gale pasiklydo. Sutemo. Broliai pagalvojo, kad teks nakvoti miške. Ir jie nusprendė susikurti laužą. Paėmė jie kirvius ir išėjo malkų kirsti. Bet broliai greit suprato, kad jie pamiršo degtukus. Ir čia jiems į pagalbą atėjo išminčius. Išminčiau, duok mums ugnelės. Na kągi, duosiu aš jums ugnies. Bet visų pirma, jūs turėsite papasakoti man tokią pasaką, kurioje nebūtų tiesos. Gyveno kartą vyras su pačia. Turėjo 3 brolius. 2 protingus ir 1 kvailų. Gali būti. Bet aš tokios pasakos nenoriu. Išminčiau, leisk man pabandyti. Bandyk. Kartą senais, netmenamais laikais, kai žemė buvo tokia plona, kad ją galėjai adatą pradurti ir iš jos vandens atsigerti. Tada gyveno senis ir senis. Stop! Galėjo tai būti. Gyveno senis su senė. Na, aš pabandysiu. Bandyk. Mes esame 3 broliai ir mūsų pats jauniausias 4 yra mūsų tėvas. Mes turim tokį didelį lauką. Žiemą nutarėm jį patrešti. Privežėm daug mėšlo. Paskui atėjus pavasarį žiūrim, ogi ne mūsų laukas. Paėmėm mes visi 4 broliai už 4 kampų tą lauką ir iškratėm mėšlą ant savo lauko. Gali būti. Bet po to visiem drugių iš jų išaugo tokie ąžuolai. Juos paskui nušienavom ir gėles įstatėm į krūvas. Tada mūsų tėvas prisipirko tiek kiaulių. Net caras tiek neturėjo. Gali būti. Na žinoma, kad gali, bet mes vieni. Mes susitvarkėm su tomis kiaulėmis. Todėl pasamdėm jūsų tėvą už kiauliaganį. Ką? To negalėjo būti. Mano tėvas iš kilmingos giminės. Na, jeigu jau nebuvo, tai duok ugnies. Išminčiau. Teisingai? Teisingai. Na tai prašom. Ugnies. Na ir iš tikro, šitoje pasakoje nebuvo tiesos. Imk tą ugnį. Įsivaizduojate,
kartą caras. Ir turėjo jis sostą. Atsisėdo kartą caras į sostą. Ir paskelbė caras įsakymą. Kas papasakos man ilgiausią pasaką, tam padovanosiu pusę savo karalystės. Na ką, ar bus norinčių? Aš? Nu, leiskit ir man išbandyti savo laimę. Stokite į eilę. Na, kiek trunka tavo pasaka? Sekundė. Per trumpa. Tavo? Visą minutę. Trumpa, baig. O tavo? Valanda. Ne ilgesnė. Tavo diena. Dar ilgesnės. Tavo. Savaitę. Geriau, bet ilgesnės reikia. Na? Mėnesį. O, neblogai. Bet ilgiau, na? Metus. Nu, dar ilgiau šiek tiek. Na, tai tavo? 100 metų. 100 metų. O. Na kągi, pasakok. Pasaka, gyveno kartą ūkininkas, turėjo grūdų. Šalia gyveno maža pelytė. Prasikostė urvelį ir pradėjo šaruodu nešti grūdus. Ten, šen. Praėjo valanda. Praėjo diena. Praėjo savaitė. Praėjo mėnuo. Praėjo metai. Kadangi baigsis tavo ta pasaka. Per metus pelytė nespėjo visų grūdų sunešti. Jinai tokia maža, grūdų tiek daug nereikės 100 metų. Viską nešioti. Gana tos tavo pasakos. Imk pusę mano karalystės. Gudri moteris paėmė pusę karalystės ir išdalijo ją neturtingiems žmonėms. O žmonės tapo laimingai. Caras pamatęs laimingų žmonių veidus, taip pat panoro, kad jų valdiniai. Pelytė padarė visą karalystę laimingais, nes visa tai yra pasaka. Gerbiamas, pasižiūrėkite į kairę. Tai matote, o mūsų kaime gyvūnai visi tokie. O žinote, kuo jie pasidalino su žmonėmis? Nežinote? Tai klausykite kitoje pasakoje. Nusileido kartą Dievas iš dangaus ant žemės. Ir sukvietė jis visus gyvius. Na kągi, labas kiškis, jautį, katė, arklys, žmogaus, sveikas, meška, šunė, bežionė, varna. Na, ar žinote, kas aš toks esu?
jūs metus padalinsiu, kad ilgiau gyventumėte, o jūs visiškai niekai nesuprantate. Ir man niekai nepasakė, kad pusmečius jūs suvaidinti pasaką apie žaidimus. Ką jie daro? Yra nutraukė žmonės, nu ką jie čia daro? Tai ką, pradėsim? Pradėsim. Na, tas žmogus vis kažkuo nepatenkintas. O ką man veikti per 30 metų? Tik pradėsiu namą statyti, gyvent ir mirt? Ne. Ne! Ką? Ką jūs sau leidžiate? Kas jums čia turgus ar ką? Džiaugitės, kad gavot! Na, ar dar yra norinčių? Matau, kad nėra. O man nepatinka. O jis! Čia ne turgus, čia ne turgus. 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 Na, ką darome turgui? Na taip, dar perkam ir parduodam. Taigi, šiandien darysim turgų. Aš pirksiu, o jūs parduosit. O ką mes parduosim, mesgi nieko neturim. Kaip tik ką? O savo metus. Taigi, paskubėkit, šiandien pirkit ir parduokit. Na, o pas mus turgus šiandien nepaprastas. O galima sakyti, auksinis, nes už jūsų metus aš jums auksų sumokėsiu. O tas, kuris pasiūlys daugiausiai, iš to ir pirksiu. Taigi, ar visi pasiruošę? Pradedam! Matosi, kuris iš jūsų kvailas, o kuris protingas. Taigi, beždžionę, šunė, jautį ir varną pasilikit, o kitiems ačiū. Na, o su jumis dėrėsimės. Sutinku, aš tau 20 metų atiduoti už pinigus, nes nenoriu tampyti 30 metų. Štai tau auksas. O man užteks ir tiek, man nusibodo prie spaudos pririštam sėdėti, užteks ir tiek duok pinigus. O aš nenoriu. 20 metų. Aš noriu, bet tu nori. Man nesvarbu, ar 100 metų, ar 200, man svarbu tas, kas valys ką. O man nepatinka, kai mane apgaudinėja. Žmogau, ateik čia. Gerai, šiandieną aš tavęs nebausiu. Imki savo visus nupirktus metus. Bet visų pirma, tu turėsi nugyventi savo 30 žmogaus metų. Per tuos
tuos metus tu būsi jaunas, stiprus, žavus, gražus. Bet ateis tavo nupirktieji 20 jaučio metų. O per tuos metus tu turėsi susirasti darbą, dirbsi paskui darbą, susikursi šeimą, nusipirksi namą, supsi vaikus. Bet ateis tavo nupirktieji 15 šuns metų. O per tuos metus tu viską saugosi, ką uždirbai, žiūrėsi, ganysi visur, kad kas neprapultų. Bet ateis tavo nupirktieji 10 beždžionės metų. O per tuos 10 metų tu nieko nebegalėsi daryti, nes tavo jau smegenys nebebus tokios kaip jaunystė. Tu žaisi su vaikais, anūkais ir viskas bus baigta. O kas toliau? O tu? Režisieriau, kas toliau? Kaip kas toliau? Taigi toliau, taigi kas toliau? Vaidinam, toliau. Dešimtė kėdės ant pastato. Gražiai sudėliokit į vieną liniją, tvarkingai. Per tokį iškarčiau padaryti, per toliau pastatyti. Pavalyti, Pavalykite, tvarkykit. Toliau, greičiau visi. Gerai, toliau. Kita pasaka. Gyveno kartą senis. Senis. Ir senutė. Senutė. O jie vienas kitą labai mylėjo. Oi. Kartą į jų kiemą atskrido žavi kregždutė. Kregždutė. O kregždutė buvo tokia graži, kad senukams beliko jie tik grožėtis. Bet vieną kartą pūstelėjo vėjo gūsis ir parblokštė kregždutę ant žemės. Senukai iškart pripuolė prie jos. Man rodos, jis sparnelį susilaužė. Niekis, pagydysime. Tikrai? Nagi žinoma. Skrenda. Ačiū Jums, gerieji žmonės. Noriu Jums atsidėkoti. Esu nepaprasta kregždutė. Išpildysiu 3 norus. Vieną tau, senelį. Antrą tau, senutę. O trečią Jums abiems bendrą. Abiems. Tik norus turite pasakyti. Ryte auštant. Gerai. Iki. Kaip gerai būtų naujas namas. Juk matai, kad jau kampas keltas. Prie namo gražus sodas. Ir dar gražiau. Bet kągi mes abu sugalvosime? Sugalvoju. Paprašykim kregždutės, kad mums duotų jaunystės. Ne, geriau prie namo didžiulį ežerą, o jame plaukėtų žuvytės. Žinai, kaip aš buvau jaunystėje geras žvejys. Nu, kam mums tas ežeras, kam mums tas žvejys? Geriau paprašykim kregždutės, kad paprašytų pirklių, kad jie nupirktų mums drabužių ir atiduotų mums. Tai kągi gal tavo tuos sijonus valgysime? Geriau kokios nors nedidelės firmos. Nu, kam mums ta ferma, jėgų tai nebeturim. Jeigu aš noriu drabužių. Noriu jaunystės, sakiau, noriu jaunystės ir drabužių. Ne, ežero prie namo Aš sakiau, aš jaunystės drabužių noriu. Jaunystės ir drabužių. Aš noriu drabužių, gražaus sodo, noriu jaunystės ir gražaus sodo. Ne, nu tai viena. Taip ir plūdosi, taip ir ginčiosi abu senukai, kol turėjo jėgų. O kai jų pristigo, užsnūdo. O per miegus dar vis vien jie ginčijosi.
Drabužių. Sakau, Bet drabužių. išaušo rytas ir pragydo gaidys. Kokariku! Senukas su senute prabudo. Aš pirma pasakysiu savo norą. O kodėlgi tu pirma? Aš pirma. Arba todėl. Aš pirma pasakiau. Ne, aš pirma. Aš pasakiau, aš pirma, nes aš noriu drabužių. Ne, aš pirmas, aš pirmas. Aš sakau, aš pirmas, Stop! Aš valgytis norėjau. Geriau kokią nors bandelę suvalgyčiau. Ir čia įvyko stebuklas. Ir čia įvyko stebuklas. Ir čia įvyko stebuklas. Na tai stop, na tai kas čia pagavai yra, kur tas stebuklas, vos ar ne vos pagavais. Pačiu, plaukus įsirausiu paskutinimis, na tai pagavais. Atsiprašau. Kasgi čia? Kokariku! O, taigi tavo noras. O tu išvaistei tą savo norą. Veltui, nu kad tau ta bandelė prie ausų priliptų. Ir staiga dvi puselės duonos pašoko ir prilipo prie senio ausų. Senutė iš pat pradžių pradėjo juoktis. O kai pamatė, kas nutiko senukui, puolė jam padėti. Ir taip ir šiaip bandė atplėšti tas puselės nuo senio ausų. Niekaip nepavyko. Senis irgi taip ir šiaip bandė atplėšti, bet jam irgi nepavyko. Bet kai išaušo rytas, jiems abiems gimė bendras noras. Kad viskas būtų kaip anksčiau. Kaip svarbu pasirinkti teisingą norą. Bet senukai buvo laimingi, kad jiems ir po 3 norų nieko taip ir neįvyko. Tai padarė tvirtas tikėjimas, kuris sutvėrė stebuklą. O apie stebuklą ir tvirtą tikėjimą kitoje pasakoje. Gyveno kartą žmogus. Ir jis turėjo 2 dukteris. Vyresnė ir jaunesnė. O šios 2 dukteris turėjo 2 savo vyrus. Turėjo vyresnioji ir jaunesnioji. O šitie vyrai turėjo giminę. Brolius, o ir seseris. Vieni buvo žemdirbiai, o kiti puodžiai. Žemdirbiai dirbo žemę. O puodžiai žiedė puodus. Vieną sekmadienio rytą, gražų rytą, žmogus pagalvojo, kad seniai nematė savo dukters ir nusprendė jas abi aplankyti. Ir visų pirma įsiruošė pas vyresnį. Tėti, kaip gerai, kad atėjai per tuos darbus, apleidau tave. Labas, dukrelė. Taigi pasakok, kaip tau sekasi. Kaip sekasi, visa darbuose, daržuose. Bulvės šiemet pasodinau, tai gražios užaugo, kepkvik. Nežinau, skanumėlis, morkos, ypatingos, džiaugiuosi. O kopūstai, galvosva. Pasidžiuot galiu. Šiemet ypatinga tau to parodysiu. Ai, O tai kasgi čia? kad tik ką, tai atspėk. Atspėti, na tai turbūt mūsų gerbiamas režisierius žino. Oi, nu tai žinoma, kad žino, tai kaip nežinosi dabar, žodžiai. Man atrodo, kad ir visi žiūrovai tikrai žino. Na, pasakykit, gerbėmieji, kas čia galėtų būti? Na, stacija. Kaip? Stacija. Kokios autostacijos?
dukrelė. Taigi jūs užauginot bulves, morkas, kopustus, topinambus. Taigi jums labai gerai sekasi. Taip gerai sekasi ir derlius turėtų būti geras. Tik tas lietus nelyja, kad tai pavytų, daržovės užaugtų, geras derlius parduotų. O gal tėti pasimelst, kad lietus lytų? Gerai, dukrelė, būtinai pasimelsiu. Ačiū tau, bet darbų dar turiu vakarienę O ruošti. tai bėg, dukrelė, iki. Tada žmogus aplankė jaunesnėje dukterį. Sveikas, tėveli, kaip gerai, kad atėjai, kaip pasiilgau. Taigi klausyk, dukrelė, pasakok, kaip į tau sekasi. Oi, tėveli, kaip gerai sekasi. Tu tik pažiūrėk, kiek visokių grožybių privirtė. Ąsočiai, koks gražumas, raštai kokie. Lėkštės. Svytai, kaip skanalus valgyti iš tokio grožio. Puodeliai kokie. Ir tėveli. Taip. O tai kasgi čia? O tu atspėk. Atspėli? Taigi, turbūt vėl mūsų gerbiamas režisierius. Mes be mano režisieriaus darykime. Tu žinoma, kad žinau, tai kas žinau. Taigi vairiausiai žiūrovai tikrai žino. Nieko jie nežino. Na kaip? Na, berniuk, tai kas žinau atrodo? Dušakas! Ai, nu ką jūs kalba, berniuk, tu nežinau. Tokia molynis tas laižiukas, kad paput į uodegą ir garsas pasigirsta. Nu kas? Švilpukas! Švilpy! Tai klausyk, dukrelė, jūs nučelėt gražių puodynį, lėkštučių, puodelių, netgi švilpynį. Tai jums labai gerai sekasi. Taip, tėveli, labai gerai sekasi. Bet tik tai dabar jie viskas turi išdžiūti ir reikalinga, kad saulutė šviestų. Tada mes, žinai, pasipelnysim gerai pardavę. Tiek gerybių. O, tėveli, tu pasimelsk gal ką, kad saulytė šviestų, kad tik lietus nelytų. Oi, dukrelė, pasimelsi. Oi, kaip gerai, tai tėveli, dabar jau turiu bėgti. Nu, tu darbų tiek prisikau, bet nieko nespėjau. Gerai, visą Stop! Dabar žmogus nebežino, ką ir daryti. Vyresnioji duktė prašė, kad jos kieme lytų lietus, o jaunesnioji prašo, kad jos kieme šviestų saulė. Ką daryti žmogui? Bet kadangi jis abi dukteris vertino vienodai, nusprendė už jas pasimelsti už abi. Tėvas labai mylėjo abidvi dukteris, todėl jisai meldėsi, kad tik lietus nelyto, kad tik tai lytų lietus. Ir staiga žmogaus maldos buvo išgirstos. Įvyko stebuklas. Vyresniosios dukters kieme nupliaupė gausus lietus. O jaunesniosios kieme nutvieskė skaisti saulė. Tai taip, tvirtas tikėjimas sutvėrė stebuklą. Bet, kaip sakoma, Dievu pasikliauk, bet ir pats nesnauk. Netingėk. O žinote, kaip mūsų kaime kovojama su tinginiais? Ką? Nežinote? Tai klausykite apie tai kitoje pasakoje. Štai kai buvo vienoje šeimoje. Gyveno kartą tėvas, mama ir sūnus. Tėvas buvo labai darbštus, o motina taip pat buvo darbšti. O sūnus tinginys kaip retas, tik laksto ir puotavo. Žinai ką, brangioji, nepaliksim čia jokio turto, jokio palikimo. Tinginys lodarius, kam tinginio bankių reikalingas turtas? Kaip nori, tai jam taip ten išaiškinti. Tėveli, nu taigi čia vienintelis mūsų sūnelis, nu tegul taip dar biškinis apgauna. Gerai. Sėsk prie židinio.
paduok pinigą tėvui ir pasakyk, kad pats užsidirbai. Ar supratai? Aha. Nu tai, eik. Va, užsidirbau. Ne tu uždirbai šitą pinigą, ne tu. Ne aš. Sūneli, imk dar pinigą ir eik palakstyk, kaip reikia iki vakaro. Kai sudems vėl ateik, pasakyk, kad labai pavargai nuo darbo užsidirbai šitą pinigą ir paduok tėvui. Gerai, tai eik. Va, užsidirbau. Ir šitą pinigą ne tu uždirbai, ne tu žinok. Sūneli, taigi tu matai, kad nepavyko mums apgauti tėvą. Reikia padirbti kur nors iš tikrųjų visą savaitę. Nu, užsidirbsi pinigą ir paduosi tėvui savo pinigėlį. Ar supratai? Nu tai eik, sūneli. Va, užsidirbau. Ir šitos ne tu uždirbai, ne tu. Aš visą savaitę dirbau. O dabar matau, sūnau, kad pats šitos pinigus uždirbai. Matai, kaip pinigą sunkiai uždirbtam. Jeigu visą laiką dirbsi, bus vo. Va! Va, O! Nu tai čia dabar, ką jūs čia džiaugiatės dabar visi? Kaip ir ne vienos liūdnos istorijos mūsų kaime nebuvo. Nėra. Nu aš manau, kad viena tikrai yra. Nu gerai. Nu tada viena liūdna istorija su laiminga pabaiga. Žinot? Nu tai pasakokit. Na, išminčiau. Pradėk. O mes tuoj. Taigi mes jums dabar papasakosime pasaką. Tiesa, liūdną pasaką. Bet su laiminga pabaiga. Motinos širdis. Gyveno kartą motina ir turėjo mažą ir gražų sūnelį. Moteriškė taip jį mylėjo, kad kiekvieną rytą rinko nuo žolės rasos lašus jo veidui prausti. O vakarais pavargusiomis rankomis plonai šilkos siuvinėjo jam marškinius. Ir sūnus užaugo į gražų bernelį. Jis pamilo gražią mergelę. Ją vedė ir parsivedė į namus.
motina nei kaip negalėjo įtikti Marčiai. Ir ši jos nepamilo. Ir sūnus pamiršo, kad mylėjo savo mamą. O motina nuo to labai kentėjo. Kartą jaunoji žmona paprašė, kad vyras atneštų jo motinos širdį. Vargšas jaunuolis taip mylėjo savo žmoną, jog nepastebėjo, kad toji buvo piktoji ragana. Ir visa tai tik gerai apakinę jaunuolį. Nuėjo sūnus pas motiną ir paėmė jo širdį ir nešė savo mylimui žmoną. Eidamas per mišką užkliuvo už šaknies ir pargriuvo. Pargriuvęs jis išgirdo savo motinos balsą. Sūneli, ar stipriai užsigavai, ar tau neskauda? Sūneli, ar stipriai užsigavai, ar tau neskauda? Sūneli, ar stipriai užsigavai, ar tau neskauda? Po šių žodžių raganos gerai įsisklaidė. Supratęs, ką padarė, jaunuolis grąžino motinai širdį ir gailiai praverkė. Sūnus suprato, kad jo gyvenime niekas taip nemylėjo, kaip jo mama. Todėl motinos širdis atsigavo, o žaizda užgijo nuo mylimo sūnaus ašarų. Todėl taip ir sakoma, kad motinos meilė stipra ir begalinga. Todėl ir mes savo kaime mylime mamas ir tėčius. Ir močiutes. Ir senelius. Ir brolius. Ir seses. Ir dėdės. Ir tetas. Ir sūnėnus. Ir dukterėčias. Ir mane. Ir tave. O mane? Ir tave. O žiūrovus? Ir žiūrovus. O tai yra todėl, kad mūsų kaime mes mylime visus, o visi myli mane. O jeigu netikite, atvažiuokite ir patys pamatysite, kad visi myli mane. Gerbiami artistai, dėkojame Jums už atvirą repeticiją, Jūs šaunuoliai. Primename, kad rytoj renkamėms į teatrą 8 valandą ryte. Pajuokavau. 9. Malonaus Jums vakaro.